Sveiki prisijungę prie Orakulas Bet-Race turnyro. Man jūsų įžvalgos pasirodė labai įdomus, bet dabar aš jums pateiksiu savo prognozes. Ir pirmoji prognozė iš Stambulo, kur Anadolu Efes žais prieš Barceloną. Galingai rungtyniaujančią Barceloną, kuri turėtų iškovoti 8 pergalę iš eilės. Mūšis Ispanijoje Laboral Kurša prieš Malagos Unicaja, dvi itin rezultatyvios komandos ir aš manau, kad šitų dviejų komandų dvikovoje bus įmestas daugiau negu 156 taškai ir kadangi Laboral Kurša komandai tai yra paskutinė šanso rungtynės, aš manau, kad po sunkios kovos labai rezultatyviose rungtynėse Laboral Kurša iškovos pergalę. Emporio Armani prieš Atėnų Panathinaikos, čia turėtų būti ypatingai įdomios rungtynės, kur puolimas žais prieš stiprią gynybą. Milano puolimas prieš Atėnų gynybą ir kadangi rungtynės vyksta Milane, gerai rungtyniaujantį Milano komandą nelabai rezultatyviose rungtynėse iškovos pergalę prieš Atėnų Panathinaikos. Europos krepšinio klasika Fenerbahče Ulker prieš Pirėjo Olympiakos Stambule. Geriausias turų rungtynės neabejotinai ir mažiausiai rezultatyvios. Aš manau, kad vargiai bus įmesta daugiau negu 140 taškų ir rungtynės spręsis paskutinėmis sekundėmis, galbūt paskutinių netgi metimų. Vis dėlto aš manau, kad Fenerbahče išnaudos savo šansą ir šį kartą nugalės Pirėjo Olympiakos komandą. Dabar linksmoji mūsų prognozės dalis, tai yra rungtynės, kurios baigsis didesniu nei 10 taškų skirtumu. Ir pradėkime nuo Tel Avivo Maccabi prieš Stambulo Galatasaray. Ir Maccabis aišku, kad puolime gerokai galingesnė komanda, žaidžianti geriau šiuo metu ir žaidžianti namuose, o Nokia arenoje žaisti ypatingai sunku. Maccabi pergalė daugiau negu 10 taškų skirtumų ir manau, kad Maccabis tikrai mes daugiau negu 80. CSKA prieš Lokomotyvą, aišku, CSKA pranašesnis tiek gynyboje, tiek puolime ir per paskutinius keletą turų įrodė, kad truputėlį tampa tokiu CSKA, kokį mes įpratę matyti per paskutinius keletą metų. Tai yra komanda, kuri pradėjo pulti išskirtinai įdomiai ir įmės apie 80 taškų, neleisdama Lokomotyvui įmesti 60. Dėl šių rungtynių aš visiškai sutinku su jumis. Rungtynės neįdomios, varžovai nelygiaverčiai. Madrido Realas prieš Belgrado Partizaną. Manau, kad rungtynių baigtis turėtų būti panašiai tokia, kokią matėme su Realu rungtyniaujant prieš Kauno Žalgirį. Taip, kad itin lengva Madrido Realo pergalė namuose su pasimėgavimu. Pagrindinė savaitės prognozė Kauno Žalgiris prieš Miuncheno Bayerną ir norėčiau stabtelti ir pažiūrėti šiek tiek įdėmiau į skaičius, kiek Žalgiris gali įmesti taškų, kiek gali įmesti Miuncheno Bayernas ir išanalizavus komandų žaidimus, nemanau, kad Kauno Žalgiris yra pajėgus išvykoje įmesti daugiau negu 70, o Miuncheno Bayernas vis dėlto turėtų įmesti daugiau negu 80, taip kad Kauno Žalgiris po šio turo turės tą pačią vienintelę pergalę, kurią iškovojo prieš Belgrado Partizaną. Ačiū už jūsų įžvalgas ir iš tikrųjų man jos pasirodė labai įdomios, kai kur mūsų nuomonė sutapo, kai kur jos skiriasi iš esmės, tad sulaukime Bet-Race turnyro pradžios ir pažiūrėkime, kas šį Eurolygos savaitgalį nugalės.